Pirmiausia, norint analizuoti rinką, koks yra kertinis dalykas pačiame grafike, tai yra japoniškos žvakės. Aš trumpam grįšiu čia, tikriausiai jau matėt visur šitą, net ir prieš įsijungiant pas mus į platformą, tikriausiai matėte kažką panašaus. Tai būtent tai yra reprezentacija, kaip juda rinka. Ir ką reiškia dabar tos japoniškos žvakės? Kiekviena jų turi savo tam tikrą anatomiją ir dažniausiai mes jas sutiksime dviejų rūšių. Tai vadinamos bullish ir bearish. Jeigu kaina atsidaro aukščiau ir žvakė kaina kinta ir užsidaro žemiau, mes turime bearish žvakę. Jeigu yra atvirkščiai, atsidaro žemiau ir kaina, kai tas laiko intervalas baigėsi, užsidaro aukščiau, vadinasi, mes turime bullish žvakę arba tą žvakę, kuri tame intervale tiesiog kaina kursas kito ir augo į teigiamą pusę. Ir kiekviena žvakė gali reprezentuoti skirtingą intervalą. Gali būti 1 minutė, 3, 5, valanda, 4 valandos. Tikriausiai jau susidūrėte su skirtingais laiko intervalais. Tai mes galime tiesiog visą rinką analizuoti iš skirtingų perspektyvų. Ir kitoje dalyje iš tikrųjų pakalbėsiu apie traderių tipus. Tai bus aiškiau, kada būtent naudojame skirtingus laiko intervalus. Tai mes turime ne tik tą kūną vadinamą, kada atsidaro žvakė ir užsidaro, bet taip pat turime ir aukščiausią tašką ir žemiausią tašką. Ir būtent tas judėjimas tame intervale mums ir padaro tuos wicks. Lietuviškai vadinami šešėliai, dažniausiai girdėsit vadinamus wicks, dažnai ir pagaliukais pavadina, bet taisyklingiausiai būtų wicks arba šešėliai. Ir tai yra tiesiog aukščiausia kaina, kuri buvo tame periode arba žemiausia kaina. Ir jeigu naudosite Papa Forex strategijų arba bet kurią kitą strategiją, tikrai reikės atkreipti dėmesį, kur aukščiausias taškas arba kur atsidarimas arba užsidarimas. Tai šitą anatomiją žvakių reikia gerai suprasti. Šitam pavyzdį žvakės buvo tokios paprastos, atrodančios labai panašiai, bet jų yra įvairių rūšių. Įvairių rūšių, jos turi tam tikrus skirtingus pavadinimus. Dabar nereikia labai fokusuotis į tuos pavadinimus, svarbiausia žinoti, kaip atrodo, kurioje vietoje rinkoje mes juos galime rasti ir ką reikia daryti radus būtent tas žvakes, ar tai būtų žemiau, kai kaina būna, ar kai būna aukščiau kaina. Taigi aš pristatysiu keletą pavadinimų, keletą rūšių žvakių, žinoma, jų yra daugiau. Jas galite rasti, kaip sakiau, pastudijavę knygose arba jazz paskaitose. Tiesą sakant, aš šitus screenshotus paėmiau iš jazz paskaitų ir būtent supažindinsiu su lygiai tom pačiom žvakiam, kurias naudoja ir jazz. Aš esu jas išsibandžius ir tikrai galima gerų gauti ir būtent tų setupų vadinamų tradingui. Taigi pirmiausia, mes turime hammer. Tikriausiai atpažįstate Thor. Tai įsivaizduokit, kad tai yra Thor hammer. Yra žvakė, toksai kūnas viršuje ir didelės wick apačioje, didelis šešėlis apačioje. Lygiai kaip ir čia. Galite matyti, kad lygiai taip pat tokia pati forma yra ir čia, nors ta žvakė vadinasi kitaip, hanging man. Ir kodėl taip yra? Hammer mes galime rasti prie support, prie grindų. Ir hanging man mes galime rasti prie resistant, tai yra prie lubų. Kas yra support resistant, mes tuoj eisime į TradingView ir pasianalizuosim. Tik tais noriu pabrėžti, kad gali būti vienoda forma žvakių, bet jos priklausomai kurioje jos vietoje yra randamos, nuo to priklausys pavadinimas ir ko tikėtis. Nes matote, čia rinka judėjo žemyn, sustojo prie kažkokio levelio, prie kažkokio lygio ir sukasi atgal į viršų. Čia atvirkščiai, hanging man, kaina lipo į viršų, prie kažkokio lygio sustojo,
padarė šitą žvakę užsidarė ir mes matome toliau kritimą žemyn. Dabar nereiškia, kad pamatei tokią žvakę ir iš karto dedu sell. Ne, reikia tam tikrų papildomų patvirtinimų, apie kuriuos išmoksime berods 4 pamokoje. Taigi, neskubėkit, stebėkit viską iš eilės, svarbu viską po truputį išmokti. Ok, sekančios žvakės mes turime inverted hammer, tai yra lygiai tas pats, tik tais atvirkščiai, irgi prie support. Shooting star turime prie resistance. Toliau kitos žvakės, jos yra spinning top, nesvarbu, gali būti ir prie support, ir prie resistant, tai vadinasi prie apačios, prie viršaus, kūno spalva nėra svarbi. Tai gali būti šalia, raudona žvakė. Žinoma, kai darysite savo backtestinimą, kai tikrinsitės tiesiog čartus, galite užsirašyti, žalia žvakė, didesnė tikimybė, kad bus buy, raudona žvakė, mažesnė tikimybė, kad treidas bus sėkmingas, ne? Tai tą galite visą laiką pasižymėti, kai darote savo backtestinimą. Toliau, ką mes turime? Shooting star candlestick pattern. Tai tiesą sakant, shooting star mes jau matėme būtent čia. Ir taip atrodo ta žvakė, beveik visai jokio arba labai mažiukas šešėlis, žvakės kūnelis ir aukštas wick. Toliau turime doji žvakės, tai irgi jos yra skirtingų rūšių, nėra jokio kūno. Kur atsidarė kaina, ten ir užsidarė. Judėjo į viršų, į apačią, tiesiog tai yra neapsisprendimo žvakės. Ir bears ir bulls tampėsi, kaip sakant, žinot, tą žaidimą Thug of Wars, kur virvę traukti, lietuviškai jo virvę traukti, tai būtent čia ir yra. Į tą pusę, nežinau, tai būtent tų žvakių reikia ieškoti prie tam tikrų lygių, support, resistant